Sveiki, mėly brangus miesto televizijos žiūrovai. Šiandieną laidą Penktadienio kava pakeisime dokumentinę, publicistinę apybraižą pavadinimu Mūšis dėl Šilutės seniūno kėdės. Oi, kokie rūstus ir nežemiški tamsus debesis susikaupė virš vargšo Šilutės seniūno Raimundo Steponkaus galvos. Savo rūsčiai žaibais į miesto vadą pradėjo laidytis žavi, bet labai galinga viso rajono deivė, pati merė Daiva Žebelienė. Ir kogi neįtiko tas Raimundas Steponkus? Nejaugi tik šitas tvartelis stojo tarp dviejų anksčiau minėtų asmenybių. O gal pro Šilutės gruntinius vandenis prasiskverbė į paviršių nauja politinė povandeninė srovė, kuri kaip fontano čiurkšlė turėtų numesti Steponkų ir iškelti naują lyderį šiame poste. Prisimenate Mauglį ir vilko Helo žodžius? Mums reikia naujo vado. Susidaro iš šalies vaizdas, kad nesantaikos katinas tarp merės ir seniūno perbėgo per antrą rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą turą. Steponkus buvo Šilutės Pagėgių vienmandatinės rinkiminės apygardos pirmininku, o merė asmeniškai kontroliavo, ar rinkimai vyksta mūsų rajone skaidriai. Na, ant kiek jie buvo skaidrus, spręskite kiekvienas pats. Bet po tų nelemtų rinkimų Steponkaus kėdė pradėjo klibėti kaip niekada. Visa tai primena pasaką apie Snieguolę ir nykštukus. Kada ragana į rankas paėmusi stebuklingą veidrodėlį, jo nuolatos klausinėdavo, kas pasaulyje gražiausias. Šilutės merė žinoma neragana. Tai pakankamai protinga, kultūringa ir racionali moteris, kuri žiūrėdama į buvusio mero Virgilijaus Pozingio paliktą stebuklingą veidrodėlį paklausė: Kas Šilutėje blogiausias, kas dėl visko čia kalčiausias, kas tas miesto tinginys, kas tikrai nesitvarkys? Matyt, veidrodėlis ir atsakė į šią klausimų laviną trumpai. Raimundas Steponkus. Ar teisi merė? Dalis jūsų sušuk žinoma teisi. Kitiems visiškai tas pats, kas bus Šilutės seniūnas. Kiti sakys, kad Steponkus netoks jau ir blogas, o baltiesiems rūmams ne pro šalį ir į save pasižiūrėti, po savo daržą pasikrapštyti. Žinoma, seniūno kėdė neamžina. Bet blogiausia, kada ją stumdyti ir perstatinėti, puola ant bangos valdžios piramidėje esantis politikai ir už jų stovinčios tos skaidriosios partijos, kurios nemato savo dėmių, bet labai jau greitai pastebi kitas. Visa tai primena vaikišką žaidimą su nuskintu Ramunės žiedu, myliu nemyliu, ir plėšomais Ramunės lapeliais. Gal kažkas panašaus vyksta ir dabar, o valdantieji plėšo tos Ramunės lapelius, kai politikos burtininkai geras ar blogas Steponkus, geras, negeras, geras, negeras, geras, negeras, geras, fu, kažkokią nesąmonę reikia bandyti dar kartą, su kitu žiedu, geras, negeras, geras, negeras, geras, negeras, va dabar tikrai aišku, kad šiam darbui jis netinka. Taip norėtųsi išgirsti tuos tikruosius kaltinimus, o ne sandėliukinius. O Steponkaus atsimušinėjimai nėra pinigų, ar jie iš piršto laužti, ar tai melas. Va jeigu Steponkui skirtumėte pinigų tam darbui padaryti, o jisai juos panaudotų kitur ne pagal paskirtį, tada jisai būtų vertas politinės giljotinos. Susidaro vaizdas, kad Steponkų pirmiausia pardavė jo patys partiečiai, liberalų ir centro sąjunga, įjungusi žalę šviesą jo nuvertimui. O po tokio veiksmo kitos partijos kaip maitvanagiai nutarė šią situaciją pasinaudoti. Man kur kas įdomiau būtų sužinoti, kam pažadėta ši seniūno vieta, kas į ją pretenduoja. Jeigu manote, kad tai bus naujokas ir visiškai politikas žmonių tarpe, mylimas ir populiarus žmogus, esate naivus ir nepataisomi idealistai. Kas galėtų pretenduoti? Ir gal pagal sąmokslo teoriją nedieviškai norėti Šilutės seniūno posto? Na, pradėkime nuo liberalų sąjūdžio. Gal į seniūnus pretenduoja į Seimą nepatekęs aktyvus žmogus? Su nepamirštama veido mimika Raimundas Plikšnys. Va, šis žmogus tikrai viską padarytų. Pažvelgus į jo veidą, į gilias akis puikiai supranti, kad tai yra tas vedlys miestui, kuris reikalinga Šilutei kaip rusnė estakada. Ši charizmatiška asmenybė su mere turėtų sutarti. Если б я был султан, я б имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Неплохо очень иметь 3 жены,
но очень плохо с другой стороны. Kol kas be pareigų ir darbo 2 kadencijas Lietuvos Respublikos Seime tautai atitarnavęs Audrius Enzinas, kuris turėtų įsilieti aktyvų miesto gyvenimą. Politikos strategas moka apeiti kliūtis, taip kad dabartinis seniūnas Raimundas Audriui būtų lengva treniruotė. Kokia padėtis su 2 bėgliais, su Čeponiu ir Sausprieškiu? Jeigu pirmasis ko gero tikrai nekeistų darbo Šilutės regioninėje ligoninėje, tai antrasis gal ir visai nieko prieš, būtų save išbandyti naujame amplua. Pasitikintis, iškalbingas, gerai besiorientuojantis beveik visų partijų virtuvėje. Juozas Sausprieškis tikrai sutvarkytų tą apgriuvusi kvadinį tvartuką. Tikrai. O gal seniūnų nieko prieš būti ir du buvę rajono merai? Valstiečių liaudininkų Šilutės skyriaus flagmanas Virgilijus Pozingis, griežtas, to jau įvestų tvarką, su ta Šilutės kieme susirenkančia armija darbą imituojančių pašalpininkų. Tokiam seniūnui nepaprieštarausi. Kažin, ar tada drįstų kelti savo kovos kardą prieš jį ir pati merė Daiva Žebelienė. Kita kandidatūra, kurios nepaminėti neturime jokios moralinės teisės, tai Arvydas Jakas, kuris į klausimą, ar norėtų būti Šilutės seniūnų, atsakytų politiškai teisingų ir subrendusių taip. Taip. Ar būtų geras seniūnas Jakas? Pagyventumėme ir pamatytumėme. Neatmetu versijos, kad į šį postą nusitaikė ir didelė dalis čia nepaminėtų žmonių, kurie pasiruošė bet kada, bet kuriuo paros metu pašaukus partijai ar tėvyniai ateiti į šį nelengvą postą. Aš tai Šilutės meriai siūlau įvesti atestaciją visiems 11 rajono seniūnų ir pasiekti prezidentės pavyzdžių, patikrinti seniūnų anglų kalbos žinias, pabendrauti su jais angliškai. Kas neįveiktų šio testo, automatiškai netektų seniūno pareigų. Būtų šiuolaikiškai demokratiška, kaip sakoma, koja kojon su laiku. Kita žiniasklaidos eskaluojama tema, kad Steponkus pasiūlė meriai vietoje eglutės papuošti Šilutėje pušį. Pasakysite, neblogas pas Steponkų humoro jausmas. Kiti pasipiktinsite, kad tai padaryti merės atžvilgių buvo pernelyg akiplėšiška. Teisūs ir vieni ir kiti. Bet panašu, kad pušies papuošimo tema mieste buvo paimta iš konteksto, o Šilutės seniūno iškalbos meną gerai žino dažnas šilutiškis. Vietoj eglės pušį Šilutės mieste būtų galima papuošti, bent tai tiktų padaryti, nebent Pušų gatvėje. Kodėl rajono politikai nekalba apie kitus opius skaudulius mieste, kuriuos įspręsti Steponkus neturi jokių šansų, būtent be politikų priimtų sprendimų ir tam paskirtų pinigų. Tas pats prie Šilutės vaikų pliažo per Šyšos upę į miesto stadioną einantis pėsčiųjų tiltukas, kuris avarinės jau daugiau kaip metai ir savo būklę labiau primenantis nekokybišką beždžiontiltį. Kada vieną gražią dieną šis tiltelis su visomis betoninėmis perdangomis ir pėsčiaisiais suvažiuos į Šyšos upę, bus paprasčiausiai šaukštai po pietų. Judėjimas šiuo tilteliu yra nemažas. Kiek žinau, Steponkus buvo apie tai informavęs ir buvusi administracijos direktoriaus pavaduotoja ir patį direktorių apie tai, bet situacija liko ta pati kaip ir anksčiau. Ta legendinė frazė nėra pinigų, būdinga ne tik Šilutės seniūnui, bet ir visai Šilutės savivaldybei. Na, o kol kas gero ir blogo Šilutės seniūno žaidimas ir nerviniai tampa visoje seniūnijoje tęsiasi toliau. Kokia šios istorijos pabaiga? Numanyti tikrai sunku. Netaip jau lengva nuimti tuos valdžiai nepatinkančius seniūnus, jeigu įstatymiškai negali prie jų prikibti. O jeigu valdžiai pavyktų tai padaryti, neskirti naujų pagal politinę aritmetiką, o paklauskite žmonių, ko jie nori. Ir abejoju, ar jų nuomonė sutaps su jūsų. Ir ar jie bus už tą paslaptingą naują numanomą jūsų kandidatą. Na, o kritikas Steponkui nepakenks. Gal šiame žodžių ir veiksmų mūšyje ateityje iškels nauji faktai ir veidai, išlindę iš šešėlinio politikos šydo.